Ramūnas Budotas džiaugiasi, jog buvo padarytos tik tai 9 klaidos. Na, klaidos dažniausiai būna vienas iš tų svarbių rodiklių, patvirtinančių ir drausmę, ir supratimą aikštelėje. Ir šiandien, jeigu lietuviai sugebės padaryti mažiau nei 10 klaidų, tai bus abu tie metimai tokie pakankamai avantiūriški ir blogai paruošti buvo, o tuo tarpu ispanai atsako taikliais metimais Rikis Rubio. Ispanų talentas, kuris kol Lietuvos komandai 10-2 po Kšištovo Lavrinovičiaus reido į varžovų baudos aikštelę. Rikis Rubio leidžia antrąjį savo Lietuvos rinktinės sudėtyje. Markas Gazolis prieš Marijoną Petravičių nesugebėjo prasiveržti, tačiau Garbahosa paliktas aikštės krašte visiškai laisvas. Na, ko gero, štai tokį perdavimą galima apsimiegojusio starto atsigauna Lietuvos rinktinė, o ispanai atvirkščiai stabtelėjo. Navarro. Klaveras įmeta kamuolį dabar jau sėkmingai Markui Gasoliui į baudos aikštelę. 20 jam atakuoti, tačiau svarbu toje situacijoje yra pasitikėjimas savo jėgomis ir žinojimas, kad varžovas to kamuolio pasiekti nesugebės. 21-17 Navarro sugadina neblogą nuotaiką, kuri buvo pagerėjusi prieš pirmojo kėlinio pabaigą, taigi po pirmųjų 10 minučių 17-24 ne mūsų naudai. Artėja pabaiga, pertrauka mūsų ekranuose tas pats. Juano Karloso Navarro tritaškis baigiantis pirmojo kėlinio laikui, jeigu ne jis. Komandas dabar skirtų tik tai 4. Klavero metimas labai nesėkmingas, neturėjo naujas atakai laikas būti skirtas čia, taip ir yra. Robertas Jevtokas prieš Marką Gazolį. Sugebėjo Markas Gazolis laimėti šią dvikovą, o neturėtų. Rungtyniauja Valensijos Pamesos komandoje. Felipe Reyesas, žinoma, kur kas geresnis kandidatas. Andrius Mažutis. Robertas Jevtokas ir lietuviai praranda kamuolį. Navarro dar viena bomba. Navarro kartais gali būti nepastebimas, jeigu jį pavyksta uždaryti, tačiau jeigu jis įsibėgėja nuo pat rungtynių pradžios, po to gali įmesti ir 30 ir 40 taškų. Minus 13 Lietuvos komandai, panašu, jog dabar dar viena minutės pertraukėlė. Raulis Lopesas. Garbahosa prieš Liną Kleizą. Ir pavyksta apsiginti, tai yra pavyksta laimėti tą dvikovą Jorge Garbahosai. Na tai, kad nepavyksta apsiginti lietuviams dvikovose 1-1, labai apsunkina darbą gynyboje, dėl to, kad jeigu lietuviai padeda vieni kitiems, tuomet ispanai iš karto išnaudoja, puikiai skirstydami kamuolius vieni kitiems. Juanas Karlosas Navarro, kaip ir visada, pats didžiausias keiksmažodis, kuomet Tomas Delninkaitis antrasis jo tritaškis šios dienos rungtynėse, skirtumas mažėja iki 10 taškų. Na, galėtume prisiminti, jog lietuviai labai sėkmingai ir labai gražiai kovojo su ispanais tų Pekino olimpinių žaidynių pusfinalyje. Įspūdingas mačas ir ko gero tose rungtynėse viskas galėjo galbūt pasibaigti kitaip, bet baigėsi taip, kaip baigėsi. Na, 4:32 Ispanijos rinktinė priekyje, Ispanijos rinktinė turi kamuolį. Ir Rikis Rubio. Ir Darjušo Lavrinovičiaus taškas šios dienos rungtynėse 46-34. Vis tiek nepavyksta uždengti varžovo. Ir šoktelio, ir ranką ištiesė atsakyti ir mums. Pirmąjį savo tritaškį šiandien pataiko ir Mantas Kalnietis. 49-37. Minutė ir 40 sekundžių iki šio kėlinio pabaigos. Rikis Rubio. Garbahosa ir vėl visiškai laisvas paliktas šį kartą
Raulis Lopesas pataiko ir jis. Laisvo palikti negalima nykyti prieš Europos čempionatą, o ne jau jo metu. 40-53 ir paskutinė ispanų ataka. Rikis Rubio vis tiek išmeta kamuolį ir ne tik išmeta, bet ir pataiko. Niekaip negali apsiginti Lietuvos komanda prieš Ispaniją ir ko gero tai buvo didžioji problema. Lietuviai šį bei tą pradėjo kurti ir pelnyti taškus, tačiau apsiginti nepavyksta niekaip, beveik niekada, ir tą reikia pakeisti. Galbūt jau ir šiose rungtynėse po didžiosios jų pertraukos susitiksime vėl. Juanas Karlosas Navaro pelnė 13 taškų, Rikis Rubio ir Jorge Garbajosa po 12. Dar kartą priminsiu, 9 tritaškai iš 11, o dabar jau pradeda smagintis net ir jaunieji Ispanijos rinktinės krepšininkai. Viktoras po nesėkmingų bandymų. Ar štai tokį vaizdą mes šiandien pamatysime? Klausimas didelis ir jis kol kas lieka atviras. Rudy Fernandesas, ne, atsiprašau, tai buvo tas pats Viktoras Klaveras. Prieš tai įkrovęs kamuolį iš viršaus, dabar dar jį ir atima ispanai iš Lietuvos rinktinės. 2 taškai ir pražanga ir visiškai subirėjęs Lietuvos rinktinės žaidimas šio kėlinio pradžioje. Nauja ispanų žvaigždė štai čia. 7 taškai iš eilės. Taiklus. Ir štai taip, vos neperima kamuolį Lietuvos komanda, tačiau vos nesiskaito ir žinoma, reikia suspėti į gynybą ir reikia neleisti mesti iš 3 taškų. Simas Jasaitis, Kšištofas Lavrinovičius. Ir vėl pravestas kamuolys. 2 taškai, kurios šipsodamasis pelno Felipe. 29 taškai. Ir prie viso to dar reikėtų pridėti dar ir faktą. Karolosui Kabezui rašyta pražanga, Simas Jasaitis netaiklus jo metimas ir Mantas Kalnietis ko gero galėjo tiesiog pagauti kamuolį, o pagauti Sergio Lulo nepavyksta niekam. 1,78 cm krepšininkas štai dabar taip. Įkrovė kamuolį į Lietuvos rinktinės krepšį, kurį turėtų saugoti galinga ir stipri mūsų priekinė linija. Štai taip. Pranerė pro Kšištofą Lavrinovičių, o Darijušas pabandė iškelti ranką jau per vėlai. Mes irgi mokame ginti savo baudos aikštelę, tiesa, suregzti atakos nepavyksta. Du taškai ir pražanga. Sergio Lulas buvo prieš tai mūsų ekranuose, dabar čia Viktoras Klaveras, panašu, kad pataikė būtent jis. Dar kartelį šis epizodas. Pražanga Darijušui Lavrinovičiui ir minutės pertraukėlė. Iš varžovų užtvarų prie tritaškio linijos, dėl to, kad beveik visus savo šansus Tomas Delninkaitis išnaudoja. Karlosas Kabezas. Na ką, tas tritaškis, kuris vis dėlto padaro Ispanijos rinktinės pranašumą 26 taškų dydžio ir tai yra 100-asis ispanų taškas, daugiau nieko aikštės šeimininkams šiandien jau ir nebereikia. Na, o Lietuvos komandai